Sveiki visi. Šiandien aptarsime naujienas, kuriuose matome vis daugiau pavojaus signalų ir pabaigoje apžvelgsime keletą grafikų. Pradedam nuo to, kad Bitcoinas atšventė savo 16-ąjį gimtadienį nuo pirmojo bloko sukūrimo. Jis tapo ne tik finansinė revoliucija, bet ir daugelio investuotojų viltimi. O čia galite pasižiūrėti į Bitcoino kasimo įrangą, kuri reikalauja didžiulių elektros išteklių ir yra nereikalinga, nes mes turime technologiją, kuri gali atlikti viską, ką Bitcoinas, tik pigiau, greičiau ir be didelių elektros sąnaudų. O be to, pasaulis šiuo metu susirūpinęs klimato kaita ir net karvių išmetamos dujos yra problema. Bet kaip matome, Bitcoinas su visa šita įranga yra pateikiamas kaip sprendimas finansų sistemoje. Ir dar prie viso šito pridėkime, kad nieks net tariamai nežino, kas Satošis Nakamoto, bet šalis lenktyniauja viena su kita, kuri pirmai steigs nacionalinius Bitcoino rezervus. Kai Bitcoino kūrėjas gali būti Kinija, Rusija, Šiaurės Korėja ar kokia nors teroristinė organizacija. Jei kam nors iš jūsų tai logiška, paaiškinkite ir man komentaruose. Gerai, pereinam prie naujienų. Pastarosiamis dienomis BlackRock Bitcoin ETF užfiksavo rekordinį 333 milijonų vertės išpardavimą. Tai didžiulis smūgis, kuris simbolizuoja, kad pinigai pradeda trauktis iš rinkos. Instituciniai investuotojai, kurie ilgą laiką buvo Bitcoin atrama, dabar galimai fiksuoja pelnus arba laukia stabilumo. Kitas reikšmingas signalas atėjo iš MicroStrategy. Nors įmonė neseniai įgijo dar 2138 bitcoinus, jos insideriai masiškai parduoda savo akcijas. Daugiau nei 5700 arba 97% sandorių buvo pardavimai, o tai kelia klausimų dėl pasitikėjimo vadovų tarpe. Tuo tarpu Tether, viena didžiausių kompanijų stabiliųjų monetų rinkoje, taip pat susiduria su problemomis. Stuart Hogner, ilgametis Tether generalinis patarėjas, netikėtai pasitraukė. Tuo pat metu Tether jau daugiau nei 20 dienų nespausdina naujų USDT, kas yra viena ilgiausių pauzių istorijoje. Tai sutampa su naujais MiCA reglamentais, kurie faktiškai draudžia Tether veiklą Europoje. Ar šie pokyčiai rodo rimtas problemas Tether veikloje? Tik laikas parodys, tačiau tai kelia nerimą visai rinkai. Rinkoje matome dar vieną svarbų pokytį. Ethereum sverto santykis pasiekė rekordinį 0,57. Pirmą kartą aplenkdamas Bitcoiną. Tai rodo didėjantį rizikos apetitą, tačiau taip pat signalizuoja, kad rinka tampa jautresnė staigiems svyravimams. Sverto augimas paprastai atspindi investuotojų lūkesčius, tačiau taip pat gali sukelti grandininę reakciją korekcijos metu. Kalbant apie inovacijas, verta paminėti turto tokenizavimo arba RWA plėtrą. Pasak Securitize CEO, RWA integracija su DeFi gali padidinti rinkos dydį net 10 kartų. Tuo tarpu Goldman Sachs jau planuoja pradėti 3 tokenizacijos projektus, o Meld platforma Algorand tinkle sėkmingai tokenizavo daugiau nei 2 tonas sidabro. Tai rodo, kad tokenizacija jau prasidėjo ir tampa realia finansų rinkos dalimi. Toliau turime naujienų iš Turkijos, kad vienas didžiausių Turkijos bankų Garanti paskelbė apie kriptovaliutų prekybos paslaugų teikimą. O pernai mes turėjome pranešimą, kad būtent šis bankas pradėjo partnerystę su Ripple, siekdami užtikrinti saugų kriptovaliutų saugojimą. Kaip matome, Ripple ryšius galime atrasti su bankais visame pasaulyje. Be to, David Andelfato, JAV federalinio rezervo ekonomistas, paminėjo, kad federalinis rezervas galėtų deleguoti atsiskaitimus trečioms šalims, tokioms kaip Ripple. That is, people say, how can you trust, the Fed to do the bookkeeping? Like I said, my response is, you don't expect the Fed to kind of steal your money. If the Fed can print all the money at once, it's not going to mess around with your bookkeeping. So, we have this big spreadsheet, the blockchain if you want, but it's just managed by the Fed, and it's very cheap, much cheaper than Bitcoin, if you're willing to delegate the responsibility to a third party. But then the downsides to all of that, of course, is
you'd actually, suppose you didn't want the Fed to be responsible for processing the payments. I mean, suppose, the Fed will likely impose some KYC restrictions on some purchases. They might not process some purchases that you might want to undertake. And so it was at that point that I said, well, we could, if we wanted to, extend the concept one step further. I'm not saying that this is ever going to happen, but just conceptually, you could imagine not FedWire for all, but kind of like a Fed coin, where what the Fed would do is actually just issue these, Bitcoin-like objects, but and they would enforce a par exchange rate with the U.S. dollar. That would eliminate the exchange rate volatility. But they could delegate the clearing of these payments to some third party, some sort of Ripple-like protocol, or possibly even Bitcoin. I mean, we could delegate the responsibility of processing these electronic, Fedcoin payments to the miners. Tai dar vienas reikšmingas pareiškimas, rodantis, kad apie Ripple sprendimus galvoja visi. O dabar dar pažiūrim į CoinMarketCap, kur XRP sugrįžo į 3 vietą pagal rinkos kapitalizaciją, aplenkdamas Tether USDT. Prieš akį dar porą kliūčių, tai Ethereum ir Bitcoinas. Kaip manot, ar XRP pajėgus atsidurti 1 vietoje pagal rinkos kapitalizaciją? Parašykite komentaruose savo nuomonę. Gerai, o dabar pažiūrim į Bitcoino grafiką. Kaip matome, vis dar kaina laikosi virš kaklo linijos, apie kurią kalbėjau praeitą savaitę, nagrinėdamas grafikus. Bet viena įdomi detalė. Mes matėme, kad Bitcoinas trumpam buvo pakrytęs žemiau kaklo linijos ir grįžo atgal į viršų. Tai šitas spyglys pradūrė kaklo liniją ir sukūrė žemesnės žemumas. Kaip matome, čia šitoj vietoj kaina žemiau nei prieš tai esančios žemumas. O dabar, kadangi Bitcoinas turėjo gan neblogas keletą dienų, pakilo, net palėtė 90 beveik 9 tūkstančius, bet ne tame esmė tame, kad jisai dabar sukasi ir panašu, kad vėl kris žemyn ir taip sukurs žemesnės aukštumas, kadangi nesugebėjo prasiveržti pro anksčiau sukurtą aukštumą. Ir taip mes matome, kad Bitcoinas vis dar keliauja žemyn. Kad šita situacija pasikeistų, bent jau matytume kažkokius pirmus pozityvius ženklus, Bitcoino kaina turi pakilti aukščiau už praėjusias aukštumas. Tai yra beveik $100,000. Tai va. Ir kaip matėme žiniose, ETF parduodami ir instituciniai pinigai traukėsi iš Bitcoino. Investuotojai, MicroStrategy akcininkai taip pat bėga nuo MicroStrategy. Tetherio problemos, ir šitas grafikas taip pat neatrodo gražiai. Be to, Trumpo inauguracija už keletą dienų ir mano nuomonė tai gali vykti Sell the News event. Visi laukia Trumpo inauguracijos ir visi galvoja, kad dabar čia jau bus kriptovaliutų era, bet kadangi visi taip galvoja, dažniausiai atsitinka, kad tokiose didelėse renginiuose rinka būtent daro priešingai, nei visi to tikisi. Bet kol kas nėra čia daug apie ką ir kalbėti, kol Bitcoinas lieka virš šitos kaklo linijos, o dabar užmetam akį XRP. XRP taip pat nieko nesukūrė daugiau, vis dar šiame trikampyje ir mes galėsime kalbėti apie tolimesnius kainos veiksmus, kai kaina parodys, į kurią kryptimi nori keliauti, į viršų ar į apačią. Taigi dar pažiūrim į Ethereum. Ethereum taip pat seka Bitcoino pėdomis, keletą dienų matėme pakilimą, bet kad tai yra korekcinis veiksmas, kadangi mes turėjome staigų pakritimą žemyn, o dabar kaina tiesiog kyla truputį viršų, kai matome kanalą, kad pradėti galvoti apie kažkokius tai pozityvius darinius, kaina turi prasiveržti iš šito kanalo, o kol kas, mano nuomonė, tai čia yra tik tai ABC korekcija į viršų. Taigi mes turėjome staigų nukritimą žemyn, tai būtų banga A. Dabar turime korekciją į viršų ABC
ir toliau mes turėsime didesnę bangą žemyn, kuri bus lygi pirmam kritimui. Taigi paimsim Fibonacci, mes galim pamatuoti pirmą kritimą, tada korekcinį judesį. Čia priklausys, kurioje vietoje jisai baigsis. Sakykime, jeigu čia ir yra viršūnė, tai nuo čia ir, kaip matome, 100% pirmos bangos būtų 2795. Kas yra logiška? Todėl, kad tai sutampa su suportu. Kai matome, čia buvo rezistencija, iki tol, kol pramušėme viršų, dabar tapo suportu. Ir prieš tai mes turėjome taip pat daugelį palėtimų, kur kaina atšoko nuo šitos zonos. Taigi, čia mano nuomonė, tai mes keliausim žemyn kol kas, bet tai negalima sakyti, kad tai čia būtų kažkas labai blogo kol kas, nes kaip matome, čia labai panašu į head and shoulders, tik tai aukštyn kojom, žemyn galva tai yra. Kaip matome, vienas petys čia galva ir dabar mes galime suformuoti kitą petį, būtent čia, kuris bus atrodys lygiai toks pat kaip ir kairys petys. Ir ko pasekoje, jeigu tai įvyks, mes galime nubrėžti ir kaklo liniją, būtent čia. Ir jeigu mes pramušim pro kaklo liniją, galim pasimatuoti taikinį, tai pamatuojame galvą, uždedam į, sakykime, kurioje vietoj prasimuš pro kaklo liniją ir mes turime $7,845 už Ethereum. Tai tokios ir galimybės. Bet kaip ir minėjau, aš turiu idėją, kad galbūt Ethereum net nesugebės prasimušti į naujas rekordinės aukštumas šį sezoną, bet pagyvensim ir pamatysim, sakau, tai va. Taigi ačiū, kad žiūrėjote, nepamirškite prenumeruoti kanalo, dalinkitės video su draugais ir spauskite nykštį. Iki kito karto.